Labas rytas. Mes atvažiavom į oro uostą išleisti Džonyto. Išskrenda atgal į savo gimtąją Ameriką. Mojavo uždengiau. Štai taip atrodo oro uostas. Nikola Teslos oro uostas. Didelis. Einam greitai į vidų. Pažiūrėti, kasgi ten. Ir mes išvažiuosim, kad nereiktų mokėti už parkingą. Štai toks oro uostas. Viskas, manau, standartiškai, bet gali būti klaidų. Žmonės miega, kur tik gali, ten ir miega. Viskas kaip visada, klaidoka ir nelabai aišku. Viskas, mes lekiame, linkime Džonui geros kelionės ir su jumis susitiksime labai greitai. Štai ir jie, say bye bye! Štai taip vyksta oro uostuose viskas. Taigi pasvėrė, uždeda ir bus galima keliauti. Taigi mes išleidom mūsų Big Boss Džoną namo, išskrido jisai į Ameriką ir pargrįžę į viešbutį pavalgėm. Ir visi kolektyviškai nusprendėm, kad veikti Belgrade nebėra ką. Ir kraunamės daiktus ir važiuojam į Budapeštą. Budapešte planuojam vakare pasivaikščioti ir užsisakėm nakvynę labai įdomioj vietoj, būtinai parodysiu, o dabar kambario apžvalga, kaip viskas atrodo prieš susikraunant daiktus ir po to, žinoma, parodysiu, kokį kambarį mes paliekam ir ar pavyko mums viską susitalpinti. Tai taip vat viskas pas mus atrodo. Daug lauktuvių, viskas bet kaip. Ir mūsų kambarys bei ten vonia. Tikiuosi viską pavyks sutalpinti. Lauktuvių pripirkom labai daug, bet tikimės, kad viskas tilps ir viskas bus super. Viskas, aš varau dėtis daiktų ir susitiksim jau automobilyje. Kągi, išsikraustom. Taip, viskas susidėjom, atvažiavom, biškai sumažiau, bet normaliai. Aš prieš tai rodžiau, kaip mūsų kambarys atrodė. Tai dabar galite pažiūrėti viskas. Mažiau daiktų ant žemės ir visur. Lova neklota, nes mes taip turim palikti, kad turėtų darbą žmonės. Maistas, rūbai, daiktai ir indrė. Ir žiedlabiai ant žemės. Vienas gėlytes paliekam. Gražiasias pasiėmam, šitos jau pražydėjo, jau temsta. Keliaujam. Varom į Budapeštą. Pamatysit, kokį viešbutį radom. Taip, bus labai smagu, labai fainai, tikimės geros lengvos kelionės. Jūs nepraleiskit sekančių video, būtinai pafollowint kanalą ir... Susitiksim Budapešte. Ir susitiksim kelionėje arba Budapešte. Nu va. Mes visi automobilyje pasikrovė, ten trenerė Asta, už manęs Kostas, bagažinė pilnutėlė, daiktų pilna, Mantas nusistato navigaciją ir judam link Budapešto. Nu ir štai pirma stotelė po 10 minučių kartinguose. Kai vežėm Džonyto į oro uostą, užmatėm ir nusprendėm, kad reikia ir mum pasivažinėti, tai va, greitai parodau trasą ir po to galbūt mus trenerė Asta pafilmuos. Važiuosim dviese su Mantu. Štai tokia trasa, labai didelė. Viskas labai neįprastai man. Aš nesu tokio dideliai trasoj važiavus. Tikiuosi bus smagu, mažas motocikliukas ir ten kartingai. Tai vat, mes varom važinėtis, bus labai smagu.
William, ar smagu tau buvo? Jėga. 65 Liepė. kilometrai per Labai valandą. lėtai greitėjas. Man tai nepatiko, man tai va, aš Man visas patiko. susivėlus. Buvo smagi pramoga. Dabar jau tikrai galim važiuoti į Budapeštą žiūrėti viską. Autobusas su priekaba. Ir mokam už kelius. Pasiimsim lapuką ir viskas. Ir išvažiuojam, mokėsim kažkur kitur. Dunojus. Kaip tautiesi? Viskas liuks? Galas jau pakritęs miega. Liko važiuoti 3 valandas. Na jo, mama surinko 4 kukurūzus, tai tuo išsiaiškinsim kaip. Nu tai pasakok istoriją dabar. Nėra jokios istorijos, tvora visame turi skylių. Radai skylę tvoroj? Taip, Kukurūzai sunokę? galim bandyti, Kur vešim juos? bandysim čia vietą iš jų. Nusprendėm išpakuot, kad sužinot, ar verta vežti Lietuvą virt ar ne. Ar galėsim kaip siemkas suvalgyti. Va iš karto šiukšliadėžę, viską išmetam. Nu, kukurūz unpacking. Žalokį. Žali, žali. Kaip turi būti žali. Dar valgyti tikrai negalima. Nu, va, trenerė Asta ir valgys. Jos bus vakarienė šiandien dienos. Viskas, mes keliaujam toliau. Kaip tu man tai jautiesi? Gerai? Kostas kaip jaučiasi? Gerai. Gerai. Viskas super. Varom iki sienos liko dar. Dar savaitės reikia. Nu, dar liko apie 40 km. Varom. Nu va. Mes sustojom prieš miestelį, priešai sieną. Išleist paskutinius pinigus serbiškus, kad nesivešt namo. Tai užėjome parduotuvę ir labai nesportiškai, bet labai žmogiškai apsipirkom. Nusipirkom 4 turbūt, ne, pakelius čipsų. Ir ledų, tai va, cielą indelį ir man tas jau atiduoda į galą. Tai kad aš pusę suvalgiau, Irgi man savo viskas. obolinių ledų. Čia Tai va, pusė, labai pusė. smagu, likom be serbiškų pinigų, Nu, nieko kapeikų nesivežam. ten liko. Metalinių, tai atminčiai. Ir viskas, važiuojam link sienos. Atvažiavom prie sienos. Tai turim ir eilutę už mūsų. Ir mūsų va, Bordo automobilis, o prieš mus dar gerokai daug. Tai žiūrėsim, kiek laiko stovėsim. Na štai, mes pagaliau pravažiavome Serbijos sieną ir įvažiavome į Vengriją. Dabar yra be 15, o prie sienos mes sustojom 3 valandą. Tai prastovėjom beveik 2 valandas prie sienos, bet viskas gerai, jie abudu galus eilės. Tai viską greitai pas mus tikrai patikrino, mes tikrai neužlaikėm eilės. Kame buvo problemos, tai nežinia, bet su mumis viskas Žmonės tvarkoj. be vizų keliauja ir va tame problemos. Todėl tas dėtas ir piktas. Taip, viena Kinijos pilietė norėjo praeiti į Vengriją. Vengrija yra Šengeno zonoje, Europai, ir jų neįleidžia be vizos, o jos, aš taip supratau, buvo pasibaigus viza iki 15 dienos, o šiandien jau yra Liepa, tai turbūt iki birželio 15 buvo. Ir vienu žodžiu, jisai ją pargražino atgal ir sakė, gausi vizą ir gali pargrįžti. Tai vat, o mes sėkmingai praėjom, viskas gerai, keliaujam, galas miega. Tai vat, važiuojam gražiai, tvarkingai, Budapeštas mūsų laukia 7 valandą. Planavom būti anksčiau, bet taip jau būna, ne nuo mūsų priklausė šitą situaciją. Tai vat. Smagu, kad Europoje jau viskas man jau ramu. Taip, smagu, kad jau Europoje viskas tvarkoja, viskas gerai, keliaujam toliau.
Na štai, mes atkeliavom į Budapeštą. Sėkmingai, gražiai, tvarkingai ir gyvenam pačiam centre. Va tokiam viešbutyje. Laive. Keliaujam į vidų. Žiūrėsim, kaip viskas atrodo, labai įdomu. Štai tokie vaizdai. Keliaujam vidun. Keliaujam. Labai įdomu. Štai viskas kaip tikram laive. Kostas jau įsitaisė. Na štai ir vestibiulis. Na va, keliaujam į viršų. Stačiais laiptais, kaip mėgsta vengrai. Čia bus išėjimas į denį. Veidrodis. Kambariai mūsų 211 ir 219. 19 čia ir 11 čia. Keliavom, pažiūrėsim 211. 19. Tai jau Mantas mums jie trakins. Štai jisai. Na ir rakinam, einam į vidų. Taip, labai šalta kambariukas, mini toks senovinis. Su vaizdu į laiptus, į miestą. Va, taip. Ir senovinis, nesenovinis, va, dušas, tualetas, mini kriauklytė, yra muilas. Smagu, gerai. Eime pažiūrėti 219 ir išsirinksim. Kadangi renkamės mes, tai mes ir išsirinksim. Einam į 219. Šitoj pusėje šviesiau truputėlį. Pačiam gale. Nepamirškite 2 kartus vieną. Ir štai kambariukas numeris 2. Lygiai taip pat, tualetas, dušas, mantas ir truputį geresnis vaizdas, tai mes būsim nagli ir pasimsim šitą kambariuką. Tai vat, tamsu, bet viskas gerai, labai smagu, įsikuriam ir keliaujam pasivaikščioti. Atėjo treneriai ir sako, ar matei? Tai dabar einam žiūrėti kartu, ką reikia matyti. Turim gelbėjimosi liemenes ir instrukciją, kaip jas naudoti. Jeigu prasidėtų, nežinau, skendimas, potvinis ar dar kažkas. Išeinam tuoj. Varom. Nusprendžiau pafilmuoti, kol dar šviesu. Štai toks vaizdas iš mūsų denio. Tenai vat yra parlamentas Vengrijos. Tiltas su tramvajum. Vanduo brudnokas, tikrai, bet turbūt normalu. Maudytis taip neplanam, tai gal nieko baisaus. Lipam į viršų pasižiūrėti. Manau, kad jums taip pat įdomu kaip ir mums. Aš pirmą kartą gyvenu laive. Esu plaukus su keltu, bet kad gyvent, miegot, nakvot, tai ne, taip dar nėra buvę. Labai įdomu, viską galima apžiūrėti iš arti, viską paliest, pačiupinti. Labai smagu. Tai va, o pas mus jau vakarėja, yra po 7:20. Apsirengiam šilčiau truputėlį ir einam pasivaikščioti miestą, pažiūrėti, kasgi čia gražaus, įdomaus, bet pirmoje vietoj tai einam valgyti. Nes kas žino, tai kai trenerė Indrė alkana, tai visiems blogai tada. Tai kad visiems nebūtų blogai, tai varom pavalgysim ir tada su gerom nuotaikom eisim vaikščioti. Išvaikščiosim visas kalorijas. Miestas didelis, gražus, tikrai turim ką pamatyti. Nu, sveiki. Lietuva tokių bairių dar neturi. Ir nežinia, ar turės. Kas labai įdomu, kad mašinos važiuoja
tilto kraštuose, o vidury važiuoja autobusai į metro. Ir tramvajai. Yra tramvajų bėgiai. Gerai, jau Ten gerai, važiuoja viešasis tramvajai. transportas, o žmonės eina iš Potato, pat kraštų. potato. Mašinas važiuoja tiesiog šone. Ir labai ilgas tiltas, galvom, kad trumpesnis. Iš šono atrodė, kad daug trumpesnis mūsų viešbutukas. Ten kažkur mūsų automobilis. Tai mes pasirašėm, kad eisim pieškom. Mama. Va, visi lietuviškai apsirengę, aš vienas kaip uzbekistanietis koks. Kostas irgi fotkina, eina irgi įdomu. Bažnyčių, medžių, lyg medžių nematė. Žodžiu, gražiausias, vienas gražiausių. Kol mes grožimės tikrai, o jūs grožitės per ekranus, parašykit komentaruose, ar esat jau buvę Budapešte. Jo, lauksim kokių nors istorijų. Įdomesnių. Ką galima nuveikti, gal žinot. Gal kokių slaptų organizacijų Šiaip yra. tai rytoj važiuojam į Lenkiją. Tai jeigu turit pasiūlymų, kur užvažiuoti, ką pamatyti, tai tikrai būtinai parašykit į komentarus, nes mes kol kas turim idėją tik tai į vandens parką nulėkti. Įduokit žinoti mums. Tramvajus, vidury tilto tramvajus. Štai va, žmonės išlipa per vidurį. Gerai būtų, kad nenutrenktų manęs. Ir keliauja ten į galą ir tada pereina gatvę į vieną arba į kitą pusę ir jau leidžiasi žemyn. Pasaka. Prieinam greičiausiai tilto vidurį, kolonas. Ei, gražuoliai, pamojuokit! Tai gražiosios kolonos ir galima pastebėti, kad šviestuvai yra drakonų formos. Ir Karūna, man tai atsistok, nufotografuosiu tave. Karūną užsidėjo musulmantas. Oi, veiksmas vyksta, kaip smagu, kaip smagu. Mes nespėjom atsisėsti, užsisakyti ir mums jau atnešė maistą. Aš valgysiu vegetarišką burgerį, o Mantas valgys kažką tais vengriško. Coca-Cola, pas Mantą kokteilis. Valgom ir eisim vaikščioti. Va, filmuoju parlamentą. Iš tikrųjų, gan įspūdingi pastatai. Skulptūros. Tikrai mesėv atrodo. Tikrai gražu. Tuoj turėtų sudegti visas šviesas. Nuo mūsų viešbutuko, nuo tos pusės belė kaip gražiai atrodo. Čia tiltas, ne tiltas. Baseinas, ne baseinas, nesuprasi. Tuoj pažiūrėsim. Ok, prekybcentris. Po žemė. Čia, manau, tik perėja. Per apačią. Bele kokio dydžio pastatai. Ten tai atrodo, kad nupjautas stogas tiesiog lygu. Mega giga dydžio. Grožio. Irgi nežmoniško, tvorelės visur prieiti negalima. Arčiau. Bet pabandysiu prieiti kiek tai galima arčiau. Čia įsivaizduotumėt, kokio dydžio pastatas yra. Tai labai daug reikia lenkti. Nežinau, Indrutėje tai mažutė atrodo. Aš skruzdėliukas. Jo, skruzdėliukas. Bus nuotraukų Instagrame mano, tai galit pasižiūrėti būtinai. Apačioje yra... Pačioje, kai jinai buvo mažas vaikiukas, yra nuotraukyčių. Ne,
prieš kokius gerus, kiek 6 metus. Ne, Ne bus daugiau. nuotraukų Instagram iš Budapešto. Ai, nu, pačių nuotraukų tai taip. Taip. Bus. O aprašyme video yra Tau net į telefoną palikti- stieptis reikia. Taip, o aprašyme yra palikti mūsų Instagram ir man ir Mantą. Tai būtinai pafollowinkite, pažiūrėkite ir viską ten biškai greičiau pamatysit negu YouTube'e. O dabar toliau prie miesto. Mes parėjom namo po lengvo pasivaikščiojimo. Oi, kaip taip. Va, vaizdelis nuo mūsų viešbučio. Ką, faina, linksma, įdomi diena šiandien buvo. Pasivažinėjom, pakeliavom, šiek tiek matėm Budapeštą. Už mūsų parlamento rūmai. Ir mes sakom ką? Spaudžiam like. Laiką, rašom komentarus Jo. Ką ir galim? žinome, pafollowiname kanalą, kad nepraleist naujų įdomių video iš mūsų kelionės ir ne tik. O mes einam ilsėtis ir galbūt dar rytoj ryte truputėlį pasivaikščiosim. Bet nepažinom. Bet pusryčius tikrai parodysim. Šiandienai viskas. Ate, ate. Ate!